Sveiki žiūrintis. Šiandieną į konsultanto dienoraštį aš pasikviečiau žmogų, kurio negaliu minėti nei vardo, nei pavardės. Jis nenori rodyti ir savo veidą. Dėl to tikiuosi šitas pokalbis bus ypač įdomus. Tai kodėl va taip yra, kad reikia slėpti, savo vardą, pavardę, veidą? Kodėl tu taip apsisprendai? Todėl, kad visuomenė vis tik tai priklausomus ir dar kalėjusius žiūri atsargiai ir negatyviai ganėtinai. Yra kažkokia gal tokia stigma ir nepasitikėjimas tokiais žmonėm, kur jo iš tikrųjų ir taip jau, visiškai gal ir neturėtų būti ir nėra, ta prasme, normalu, kad kai saugaisi tokių žmonių rizikos grupėje esančių ir bet kada jie vėl gali atkristi ir sugrįžti į seną gyvenimo būdą. Todėl žmonės atsargus. Bet tai tas anonimiškumas, jisai tave apsaugo geriau, kad nežinotų, nei kam nereikia ir kam reikia, tas žino, vis tiek, tai teisiniais būdais ir viską, bet apie priklausomybę tai tikrai gal jau tas požiūris šiek tiek pasikeitęs visuomeniai, bet jis yra labai vis tiek toks stigmatinis ir bet kada tą informaciją gali panaudoti prieš tave, kad tu priklausomas esi arba kalėjime sėdėjęs, tai... Bet aš taip suprantu, kad čia ne šiaip sau tu nusprendai, tu kažkada turbūt buvai atviras ir kalbėdavai apie tai ir tai tau kažkokiu tai ne pačiu maloniausiu būdu sugrįžo. Ar tu iš karto pradėjai taip saugotis ir geriau aš jau per daug neišsiduosiu? Ar tau tikrai teko nukentėti nuo to atvirumo? Tai nukentėti tikrai teko ir tas atėjo supratimas nuo pat pradžių jis toks yra, kad geriau tas yra anonimiškumas ir apsisaugoti kaip asmeniui priklausomai nuo tokių dalykų. Ir esi nukentėjęs, tas atvirumas visuomeniai, jisai tikrai... O kaip tai pasireiškia? Kas vyksta? Gali, tiesiog elementariais buitiniais pavyzdžiais, kaip tai atsirūksta, kaip sako, kasdieniniam gyvenime? Tai, pavyzdžiui, darbė gal, kam reikia, kaip sakant, valdžia žino, tave priima į darbą arba nepriima į darbą, dažniausiai nepriima į darbą, kai tokius dalykus sužino. Paskui darbe, jeigu dirbi ir, aš darbe dirbu ir nesiskelbiu tokiais dalykais ir nesigiriu ir ką, tiesiog, jeigu ką matai, kad reikia pagalbos tais klausimais su priklausomybė, tai, pakalbė viską ir kažkiek gal ir žino ten bendradarbiai, bet arba jeigu susipyksi ar ką, tai iškart panaudos tą informaciją prieš tave, bet kokiu būdu, ar skundu, ar dar kažkaip, daugiau pradės pletkinti, ten, kalbas leisti. Su darbdaviais tai iš karto yra problema, iš karto tada nieks nenori tokių. Plius įstatymiškai, tai tu irgi labai dabar ribojamas esi, kur tu gali dirbti, kur tu negali dirbti, kaip su teistumais, tai taip pat jeigu ir sužinos, kad tu priklausomas, tai tikrai gal nerizikuos, ir nelabai. Kiek senos tavo istorijos yra, kaip čia pasakyti, ar tu pats dar abejoji savimi, ar kiek senos tos istorijos apie priklausomybės ir teistumą? Kad tai
kad aš savim neabejoju, tai aš neabejoju, žinai, savim, bet yra žmonės, nu, jie vat, gali panaudoti tą informaciją prieš tave ir dažniausiai panaudoja. Vis tiek vat, būna kažkas ir nu, tai kam to reikia, kaip sakant, tai sau kenkti ir su teistumais. Aš noriu ką pasakyti, aš suprantu, tu ne vakar grįžęs, žinai, ir ne prieš mėnesį iš įkalinimo įstaigos ir turbūt esi ir blaivas, ir švarus, kaip sako, jau irgi ne metai ir ne dveji, aš taip noriu įtarti. Gali pasakyti maždaug laikotarpius, kiek jau yra praėję tų metų? Tai jau 5 metai, kai visiškai švarus, neblaivus ir kalėjimo, tai gal 3 metai tik praėjo. Tai tie laikotarpiai, aišku, maži ir jeigu aš kažkur darbinausi, nu, tai norėdavo, kad būtų kokie metai arba 2 jau tos švaros blaivybės, tai jau kažkaip tam pačiam socialiniam darbe, bet vis tiek va, tokie kriterijai po metų arba po 2. Va, su teistumais, tai po kažkiek metų išnyksta teistumai teisiškai, bet vis tiek yra minima, kad tu buvai teistas ir nors jau juridiškai jų nebėra tų teistumų, bet ne juridiškai yra vis tiek. O taip pat darbinantis yra 5 metai. Po teistumų jau maždaug į kai kurias vietas, jeigu nori darbintis kaip socialiniai srity dirbantis, tai vis tiek yra va, tokie kriterijai. Bet kad suprastume, ar labai, kaip sakant, griežtos bausmės yra buvusios, kas gazdina tos žmonės, ar, kaip čia pasakyti, nu, kažkokie tai žiaurūs tie nusikaltimai, ar tiesiog mes esam labai atsargus, kaip tu? Nu, tai kad paprastam žmogui, tai koks teistumas, jis gal nesigilina, nu, svarbu jau teistas. Pakanka pasakyti, kad tu sėdėjai, nesvarbu, kaip liaudis juokauja, ar tu vištą pavogiai, ar tu kažką, tai nesvarbu, jau vis tiek prie tų pačių. Jau atsargumo dėlį, kaip sakant, žmogus vis tiek. Tai normalu, aš manau, yra. Bet tai žiūrėk, nu tai vat normalu ar ne? Kaip tu pats darytumai, įsivaizduok save to darbdavio vietoj, vat ateina žmogus, kaip sakant, panašus į tave, ir kaip tu pats priimtum jį, užtektų tau jėgų pasitikėti juo, pasikliaut ir ant kiek jis yra vertas to ir ką tam kitoj pusėje tas žmogus, koks yra tas teisingas mąstymas. Supranti, ar jį galėtų jį priimti ir sakyti, viskas yra tvarkoj, bet tu slaptai žinai, ne šiandien, gal rytoj vis tiek jisai tą problemą padarys, žinai, ir tą, kaip iš karto paaukoji, žinai, okei, ateik, pasiseks, jeigu nepasiseks, tai abu tą bėdą ir pasidalinsi. Nu, tai panašiai buvo, priklauso nuo darbdavio, o čia labai daug turi žinoti apie žmogų, ką jis veikia, kaip jisai dabar gyvena. Jeigu atėjo darbintis, tai reiškia, jis nori dirbti, nenori daugiau ten vartoti ir kažką dar daryti, kad vėl vartoti. Tai dažniausiai priklausomi jie daro nusikalstamus dalykus, kad gauti medžiagos, ypač su narkotikais ir su alkoholiu, aišku, mažiau, bet su alkoholiu labai yra daug ir tų, kurie sunkius nusikaltimus padaro, nužudo viens kitą, susimuša ir tam būsenai. Narkotikai jie verčia, narkotikų priklausomybė verčia daugiau daryti mums kažkokias vagystės, kažkokias apgavystės, išnaudojimus, aferizmus, kad gaut pinigų, bet jie visus tos pinigus leidžia medžiagai ir taip ir pakliūna į teisėsaugos akiratį ir po to atlikinėja bausmes ir per priklausomybės. Čia visi tie dalykai su alkoholiku tai yra jau sunkiau, nes jisai nereikia jam gal taip jau smarkiai daryti nusikalstamos veiklos, kad gauti alkoholio. Ir jis vis tiek legalus parduotuviai yra, bet jisai prisigėręs, pridaro tokių dalykų baisių, kaip žmogžudystės, sunkus kūno sužalojimai ir taip toliau.
Tai vat nelygu tano priklausomybė, tokia žiauri ir mirtina liga, kuri su visom savo pasiekmėm, kaip sakant. Tai darbdavys, tas toks socialinis požiūris, nes aš socialinėj srity dirbu ir su priklausomais, ir su nuteistais, tai visada yra tas duodamas šansas su tam tikrom taisyklėm. Ir jeigu jos yra sulaužomos, tai tenka nustoti, suteikti pagalbą, ar atsisveikinti kažkaip, arba šalinamas yra iš reabilitacijų, jeigu griežtai pažeidinėja tvarką. Bet žmogus visada turi turėti šansą ir ne vieną pasitaisyti, kada bebūtų, jeigu jis tikrai to nori ir to siekia. Tas noras, tas siekis, tai ir žiūrim pagal faktus, atėjo darbintis. Tai šaunu, reiškia, nori tvarkytis, nori dirbti, nori nevartoti. Tai tikrai galima padėti iki kažkokio momento, kai jau... Aš taip suprantu, tas atėjo, tas žmogus, kuris ateina darbintis po tų visų atsitikimų ir įvykių jo gyvenime, ar ne, jam irgi yra turbūt nelengviau negu tam kitoj pusėje stalo sėdinčiam. Ar yra tas pasiryžimas keisti ir galų gale, kiekvieną kartą jis turbūt eina ir smarkiai abejoja ir greičiausiai stato ant to, kad greičiausiai nepaims, ar ne? O jeigu nepaims, tai ką tai reiškia? Yra šansų kažkaip kapstytis, jeigu tu eini į darbą, 10 kartų beldė į duris ir tau 10 kartų pasako ne. Tai aš įsivaizduoju, tai tas kelias, kaip sakant, atgal yra beveik aiškus, tada vėl atgal į atkritį į priklausomybę. Būtent, kad tai žmogus kažko nori ir gal net baigia kažkokius profesinę dalykus, o po to jis negali dirbti to darbą. Tiesiog ir juridiškai negali, ir darbdaviai nenori. Tai čia yra svarbu tam žmogui renkantis profesiją kažkokią, tai tikrai susižinoti, ar nekenks tie praeitis, tai teistumai. Sakau, čia priklausomybės nelabai daug siejasi, bet vis tiek yra susiję. Tai ta prasme, ar tie teistumai nepakenks tau po to dirbti tą profesiją, kur, pavyzdžiui, tu gal baigiai kursus ir jau gavai tą profesijos diplomą ir eini darbintis ir tu negali dirbti. To darbo pasirodo, tai vis tiek sugaišta kokie pusę metų, kol tu išsimokinai, kol tu eini darbintis, tai gali užtrukti ir metus įsidarbinimas, bet tai, o pasirodo, tu viską veltui darai, nes tu net negali dirbti to darbo, kadangi pas tai yra atitinkami teistumai ir jie teistumai yra lengvas, yra apysunkis, yra sunkus, labai sunkus, tai čia reikia pasisverti tai ir nepasisvėręs, tai po to susiduri su tais dalykais, kurie yra normalūs iš tikrųjų, tik tai būna iš tikrųjų labai toks sunkumas tą išgyventi ir toks pojūtis, kaip kad tu keisdamasis, norėdamasis tvarkytis, norėdamas nevartoti, dirbti, susiduri su tais tokiais dalykais, kurie tave atstumia ir tau tiesiog neleidžia būti legaliam, oficialiam darbuotojui ir daug kas eina tada į šešėlį ir šešėlį dirba neoficialiai, nelegaliai, tai čia irgi nieko gero, nei valstybei, nei žmonėms, nei tam pačiam žmogui, nes jeigu jis nesąžiningas, tai jis tada ir negali keistis. O tai tu pats esi sėkmės istorija kokia nors, ta prasme, tu nesi dažniausias atvejis, tu esi sėkmės istorija. Tau pasisekė, kaip tavo konkrečiu atveju, kas buvo, kur tau padėjo kažkas, kaip čia pasakyti, pakišo tą atramą ir ant ko tu tą pirmą, antrą, trečią žingsnį pastatei? Tai priklausomybės, tai tikrai daug metų buvo. Virš 30. Kiek tas yra daug? Virš 30.
Bet mes virš kalbam 30. čia ne apie alkoholį turbūt, ar ne? Tai Tai turėjo medžiagos, priklausomybę ir nuo narkotikų? medžiagos visokios buvo. Tai yra ir alkoholis, ir narkotikai, ir raminami vaistai kažkokie. Ir visos medžiagos, kurios keičia būseną iš principo. Ir aišku, daugiau buvo narkotikai ir sunkus narkotikai, bet būdavo vartojama. Intraveniniai Jo, narkotikai. ir intraveniniai, ir sunkiausiai heroinas, ir buvo daug, ir metadono programų buvo, bet tai buvo tik tai dar papildoma medžiaga, kuri dar labiau tave žlugdė. Bet tai mano kely buvo 5 reabilitacijos, 16 metų įkalinimo įstaigoje praleista. Bet ne vienu metu, tavo per atkryčius visokius, ar ne, Nu, tai išeidavai ir taip. vėl grįždavai, aš taip suprantu. Taip, per 35 metus kokius, tai čia va, tas viskas va taip sukosi, kol paskutinė reabilitacija baigta ir tada jau tu kažkaip va, galų gale atsispyrei nuo to dugno ir pradėjai daryti teisingus veiksmus, ir savipagalbos grupės, ir psichologų pagalbos, ir visą tos žinios, kur įgytos reabilitacijoje labai, pradėjai praktiškai taikyti, ne tik, kad žinot, nes žinot aš žinojau, bet pradėjai daryti iš tikrųjų. Tai čia toks taškas būna, kad tu gal ir žinai, bet nedarai. Ir vat, kas tave pastumėja galų gale daryti teisingus dalykus, kad nustot vartot, būt blaiviam, švariam ir eiti normalių socialinių kelių ir būti naudingų visuomeniai ir normaliai gyventi. Tai, be Dievo čia nieks negali pasakyti, kodėl taip yra. Tik tai Dievo. Aš žadėjau klausti, čia, sakai, kiek 5 reabilitacijos, ar ne tavo istorijoje, tai kuo ta, pavyzdžiui, 1, 2, 3 ir 4 skiriasi nuo 5. Vis dėlto, koks tas, reiškia, dar vienas atsirado ingredientas, kuris vis dėlto leido kažkaip kitaip išeiti iš viso to. Na, nežinau, tiesiog sakau, gal ateina tas momentas, kad tu 10 kartą patį girdėjai, bet, nedarai. Teisingus dalykus girdėjai, bet nedarai. Kas iš to, kad tu žinai, bet tu nedarai. Ir tas, kodėl tu pradedi daryti ir kodėl tu pradedi ne tik klausyti, bet išgirsti. Iš tikrųjų ir tada daryti teisingus veiksmus ir tada yra teisingas rezultatas. Tai čia jau, be Dievo dalykų, be malonės, be tokios jėgos, galios Dievo, nevyksta tie dalykai. Ypač su priklausomybės liga ir su visoms jom pasiekmėm, kaip sakant, iki kalėjimų, psichiatrinių ir mirčių. Tai vat ir net negali atsakyti tą klausimą, kodėl. Visos reabilitacijos buvo geros, visi specialistai geri, psichologai geri, žmonės aplink geri, socialiniai darbuotojai geri, nori padėti. Bet tu nedarai. Tai čia tas, ta priklausomybė, kol tu nesikreipi iš tikrųjų jau nuo to dugno į Dievą, kaip tu jį supranti, tai nieks nepradeda vykti. Tas žinojimas ir jis nepadeda. Tai kaip Dievas pas tave atėjęs per kažkokią didelę kančią, ar kaip tu susitikai tą? Atsimeni kažkokį tai pirmąjį tą, kad pats supratai, kad šį kartą bus kažkaip kitaip jau? Na taip, tai su Dievu aš tikėjęs, kokiais 96 metais esu krikščionis. Ir tas įtikėjimas buvo toks stebuklingas, man buvo 24 metai ir pradėjau gyventi tokį normalų krikščionišką dvasinį gyvenimą, be jokių medžiagų, aišku, be nieko ir švariai, gražiai. Bet aš jau buvau priklausomas per jaunystės klaidas ir tas nedarbas su priklausomybė, net
net ir nežinojau gal, kad tada priklausomas esu, bet po kokių 4 metų tokio jau tikrai švaraus su tikėjimu krikščioniško gyvenimo tiesiog atėjo kažkokie sunkumai ir tu atkritai ir jau tada, kaip atkritau, tai jau tada labai smarkiai atkritau, kokiai 20 metų. Ir aišku, ir tos kelionės. Tai kitaip tariant, tavo kažkokie jaunystės tokie, kaip čia pasakyti, paišdykavimai, jie paskui grįžo tokia didelė banga ir nusinešė keliasdešimt tavo metų. Taip, panašiai. Ir tas toks, vėlgi tas tikėjimas jis buvo toks teorinis, ne, be praktikos. Ir ta praktika, jinai kokia yra dvasiniai dalykai, kurie, tas tikras sąžiningas ir tikras santykis su Dievu, kreipimasis į jį, malda, ar pokalbių, apmąstymais ir elgesys atitinkamas, naudodamas visus dvasinius principus, ką Dievas ir duoda žmogui. Tai tu galėjai eiti tuo keliu, bet kai tu tik tai buvai jau atkriti su medžiagom, tave jau valdo liga, priklausomybės liga, ir kurios, aišku, ir medžiagos, tu vartoji medžiagas, tu priklausomas. Ir tas toks liga valdo tavo gyvenimą ir tu nieko negali padaryti, ir tu nieko nedarai, nes tau atrodo, kad iliuzija kažkokia, kad tu kai norėsi sustosi, kai aš čia dar noriu pasilinksminti, pavartoti, kada norėsi sustosi, čia tokia iliuzija, saviapgaulė ir atrodo, kad tu pradėsi naują gyvenimą, bet tau niekas neprasidėdavo, išvažiuodavai į reabilitaciją, pabūdavai ten pusę metus, bet tik iš ten išeini arba pabėgi ir vėl vartojimas, vėl medžiagos, vėl kažkokios veiklos, kad gauti medžiagą nusikalstamos ir tada jau kelionė į kalėjimą ir atlikimas bausmės. Po kalėjimo tu išeini į laisvę, į tokį sociumą ir džiaugiesi, kad jau laisvas esi ir atrodo pradėsi naują gyvenimą, bet vėlgi, ar atšvęsti reikia laisvę, ar tu nesugebi integruotis, adaptuotis ir tu medžiagom tuos dalykus visus mėgini kompensuoti ir vėl tas pats ratas, vartojimas, ir vėl nusikalstamumas, ir vėl arba reabilitacija, arba kalėjimas, arba psichiatrinė, arba detoksikacija, ir po to jau kažkokie reabilitacijos veiksmai, bet tai, ir toks ratas ir sukas. Jeigu iš kalėjimo... O tam rate, kai tu būni tam rate, tu įsivaizduoji daugmaž, tą žmonių irgi ratą, kuris sukasi tuo pat metu toj pačioj problemų. Žinai, tos žmonės, daugmaž, kurie ką veikia, kurie susitinka, kurie ten narkotikus perka ir panašiai. Tai čia savaime, aišku, tai čia... Visus pažįsti daugmaž. Visur jų yra. O tai aš grįžtu prie to klausimo, o tai iš tavo, sakykime, aš net nežinau, kokį čia laikotarpį tą paimti, tai iš tavo tų pažįstamų nuo tos pačios bėdos rato, tai daug tų sėkmės tokių istorijų kaip tavo, ir vis dėlto yra daugiau nesėkmės tų istorijų. Žinai, kaip sako, iš 10 kiek vis dėlto pavyksta užsikabinti atgal į normalų tą socialinį gyvenimą tokį. Na, iš 10 2, tai kaip ir praktika, ir statistika rodo, tai iš 10 2, duok Dieve, daugiau, kaip sakant, bet... Ir tai patvirtina tavo, ta statistika patvirtina tavo gyvenimas, ar ne tavo aplinka? Taip, ir mano gyvenimas, ir labai daug mirčių, ypač su narkotikai, ypač su dabartiniais narkotikais, kur eina sintetiniai. Aš Dievui jų net neragavęs, ta prasme, jau
pas mane buvo. Apie sintetiką tu sakai, ačiū Dievui, kad neragavai. Nu, taip, tai O kodėl? kur dabartiniai narkotikai ir kur būdavo natūralūs narkotikai. Tai du skirtingi dalykai. Ir dabar tu sintetinius narkotikus gaudamas, tu net nežinai, kaip ten dozavimai eina miligramais, miligramais. Dėl to yra labai daug. Ir ties visos sintetinės medžiagos, jos pakenkia smegenų veiklai labai smarkiai ir labai daug psichiatrinės šiuolaikinių narkomanų. Ir, tai visai du skirtingi dalykai. Tai tiesiog narkomanijos kartos virsmas iš natūralių narkotikų į sintetinius ir visai kitokios pasiekmes. Ir netgi ir medikai, toksikologai, detoksikacijos, kur daro, ir jie nežino, kokią medžiagą vartoja, kokią formulę sintetinių narkotikų ir kaip jį detoksikuoti, kaip jį atgaivinti, kaip jį išvalyti, ta prasme, organizmą, ir susiduria su labai didžiuliais iššūkiais šiais laikais. O sveikimas irgi, kai jau tokios smegenys jau taip pažeistos, irgi labai specifinis ir su gretutiniam eina psichinėm ligom, sutrikimais ir visai kitaip. Tai mano laikais dar kažkaip buvo natūralių medžiagų, tai jos biški buvo kitaip, bet tai irgi buvo labai daug perdozavimų, kas ir dabar eina, labai daug perdozavimų. O tu dabar irgi šiom dienom, kaip čia pasakyti, tu gauni informaciją, tu žinai, kas vyksta tam pogrindiniam pasaulyje tenai, tu prieinama tau yra ta informacija? Tai prieinama kaip ir... Aš dėl ko noriu klausti, kokius tu, kaip čia pasakyti, ar kokius skirtumus tu matai, kaip keičiasi viskas, ar kas nors toj pusėje ten gerėja, blogėja. Kas ten gali gerėti, kas ten gali gerėti. Aš nežinau, gal pavyzdžiui, tu pasakytumai, kad narkomanų skaičius mažėja, ar ten, nežinau, nėra taip, ne? Narkomanų skaičius, jisai toks maždaug taip ir laikosi pagal statistiką, tik kad medžiagos kitokios. Medžiagos ir pasiekmes kitokios. Ir smegenų. Medžiagos yra, aš taip suprantu iš to, kad tu sakai, yra pavojingesnės ir pasiekmes gresia dar sunkesnės. Tai be priklausomybės taip, paliečia psichiką, paliečia smegenų veiklą ir pasiekmes būna negrįžtamos. O ta, reiškia, hebra, jinai jaunėja, jinai nejaunėja, nes, ar yra tose amžiaus grupėse kažkokių pokyčių? Taip jau aš šitaip, nesidomėjęs, statistika tokia per daug. Ta prasme, visokio amžiaus yra ir jaunimas, ir ypač mokyklose vartoja, ir jau vyresni naudoja, ir jau su stažu priklausomi asmenys irgi vartoja. Gerai, o prieinamumas, pavyzdžiui, ten, elementariai ten, aš nežinau, ir kiekis ten taškų ar ten žmonių, per kuriuos gali gauti, ir kaina, kaip tie dalykai, pavyzdžiui, keičiasi. Tai prieinamumas dabar iš vis labai paprastas per internetą viskas. Tai apie ką mes kalbam, jeigu anksčiau būdavo Vilniuje kažkoks taboras, arba šiaip buvo dileriai mieste, tai tu turėdavai juos žinoti. O dabar viskas per internetą. Ir tu net nusipirki medžiagą, tu net nesusikontaktuoji su tuo dileriu. Kažkur medžiaga yra padedama, paslepiama, tu sumoki pinigus, tau pasakoma, kur yra medžiaga. O kaip paprastai pinigai vaikšto kažkokiais, tai irgi palieki grynus, ar kaip visas? Ne, kaip pervedimai, matyti, ir pervedimai, ir viskas. Ir jeigu nieko grinais, jokio kontakto nebėra. Tai yra dar lengviau, dar paprasčiau ir žymiai, matyti, sunkiau susekti tokius dalykus. Ir jų mastas labai didelis ir tokie laikai. Tai
Tai va, o anksčiau, jeigu būdavo viskas kažkaip gyvai, turėdavai nuvažiuoti, turėdavai sumokėti grinais pinigus, paduoti, gauti medžiagą ir tada jau. Tai vat, laikai pasikeitė, ta prasme, vartojimo ir aišku, yra, kur ir gyvai parduoda, visko yra. Kas ir sena buvo, bet tik dasidėjo tie naujoviški dalykai per internetą ir per banko atsiskaitimus internetinius. Tai bankininkystė, tai prieinamumas tikrai palengvėjęs yra ir niekur jis čia nedings čia. Ir niekada nesibaigs. Kaip tu, kaip čia pasakyti, turintis patirtį žmogus, kaip tu žiūri į tuos šnekas, kad čia lengvi narkotikai, čia legalizuoti žolę, čia nieko tokio, čia, žinai, Olandija seniai legalizavo. Kaip tavo ausim girdisi va tie tokie kalbėjimai? Žinok, niekada nemąsčiau apie tai. Aš daugiau mąstau apie tokius dalykus, kaip padėti žmogų, kaip sveikti. Nei alkoholis, nei tos medžiagos, jos nėra reikalingos žmogui. Jos keičia būseną, neapsvaigina ir netaip sukurtas žmogus, netoks, jisai gimsta, kaip sakant, ir gyvena švarus, blaivas, kol nepradeda save svaiginti kažkom. Tai legalizavimas, tai alkoholis legalizuotas, tai pavyzdys, tai kažkas vartoja kažkas labai kenksmingai, priklausomybė įsivysto ir yra priklausomas ir sužlugdo sveikatą, gyvenimą, šeimą, darbą, karjerą, viską. Kažkas vartoja saikingai. Čia tiesiog tokius dalykus aš tai ir į politiką nesiveriu, tikrai man čia visiškai ne mano sritis ir neįdomi. Tu žemės tokia pagalbos, kaip jau atsitiko, taip atsitiko, o tu laikai savo misiją padėti jiems žmonėm kapstytis. Taip. Tai aš irgi, taip kaip ir tu, esu priklausomybių konsultantas ir socialiniai srity dirbu su priklausomais, su kaliniais ir čia tikrai tokia, mano kaip ir pašaukimas ir tiesiog, ką pats praėjęs gali perteikti tokiem patiem kaip tu ir padėti jiems tiesiog ir sveikti, ir socializuotis, integruotis ir gyventi normalų, socialų, visuomenį priimtiną gyvenimą, sąžiningą ir su Dievu, kaip sakant. Tai esu toks, savo vietoje, savo pašaukime ir toks eina iš širdies noras. O vienas dar toksai, kaip čia pasakyti, esminis tas veiksnys, vis paminėm šiaip ar vienaip ar kitaip kalėjimą, ar ne? O ten, kiek ten yra, kaip čia pasakyti, į kurią pusę paveikiamas žmogus. Turbūt prieinamumas tokių ten narkotikų vis dėlto ten yra sunkesnis, ar tik tai čia mitas yra, visi gauna, kam reikia, ar tik tai kainos klausimas. Tai faktas, kad ten dar didesnis prieinamumas negu kažkur čia. Viskas vietoje. Iš 10 9 reikia ir visi jie bando gauti ir žino ir stengiasi. Ne? Jo, jeigu ten būtent, gal dabar jau ne taip, bet būdavo tokių vietų įkalinimo, kur tikrai iš 10 vienas gal tik nevartoja. Ir visi kiti yra priklausomi ir vartojantis ir tos pagalbos negalėdavo gauti, net reabilitacijų nebūdavo kalėjime. Jau dabar šiais laikais yra reabilitacijos kalėjime. Bet ką reiškia šiais laikais? Tai mes nekalbam apie 50 metų čia. Ne, mes kalbam apie kokią 10 metų laikotarpį. Tai vis tiek jau, kai mes
Europos Sąjungoje, tai ir tie kalėjimai mūsų po biškį keičiasi, nors tai paskutinė instancija valstybė iš tikrųjų labai stagnatiška ir labai tokia nešiuolaikiška ir viskas ten labai lėtai progresuoja į gerą, bet kas ateina iš Europos, iš žmogaus teisių konvencijos tas įgyvendinama ir priklausomas žmogus jis turi teisę gauti pagalbą dėl priklausomybės ir kalėjime. Ta prasme, kas yra prieinama laisvėje, turi būti prieinama ir įkalinimo įstaigai. Jam tik tai atimta yra laisvė. Kaip atlikti bausmę, bet visa kita jam turi būti taip pat garantuota kaip žmogaus teisė į viską. Tai lygiai taip pat į priklausomybės gydymą, tai kalėjimų tarnyba jau įgyvendinusi tą. Kiekvienas kalėjimas Lietuvoje jis turi priklausomybės ligų centrus ir priklausomas gali kreiptis į pagalbos ir ją gauna. Ir, tai tikrai ir džiugu. O 10 metų gal atgal, tai tik buvo pradžia to visko. Jeigu ne kiekvienam kalėjime buvo, gal kokiam vienam kitam buvo, dabar jau visuose yra. Ir ta teisė įgyvendinta į priklausomybės gydymą. Tai kiek iš jų pasinaudoja, tai labai mažas procentas, aišku. O nesinaudoja dėl to, kad, kaip čia pasakyti, nėra subrendę ar net tam vis tiek. Čia daug labai niuansų ir gal į tai nesigilinkim, bet tai priklausomas žmogus, jisai, kad ir tą dugną pasiekęs, bet vis tiek ne visada susivoki, kad tai dugnas. Ir gali nuo jo atsispirti arba toliau grimzti į dar gilesnį dugną. Tai čia nieks negali žinot, kodėl žmogus arba serga, arba sveiksta. Čia kaip ta priklausomybė, kaip jinai, kiek žmogus nori, bet ta šansas, ta viltis ir ta galimybė tikrai yra ir ją galima naudotis arba nesinaudoti. Tai čia tas, kiekvienas mes darome sprendimą, jo nieks negali už mūsų padaryti sprendimą. Arba aš atsakingas už savo sveikimą, arba aš tada vartoju, neprisėjimu tos atsakomybės ir gyvenu toliau. Tai man atrodo, kad aš taip noriu ir aš taip valdau situaciją, bet iš tikrųjų tai čia liga valdo o taip apgauna žmogų ir jisai toliau save žudo po truputį. Tom medžiagom, to gyvenimo būdų, sakau, tom kalėjimom, psichiatriniam, tai čia yra baisiai mirtina liga, kuri labai yra gudri, kaip aš sakau. Bet tai žmogus visada labai gudri jo ir jinai, netgi galima sakyti, turi piktą intelektą, kad pražudyti žmogų, po truputį, kad jis save nuodytų ir su visom pasiekmėm. Koks tavo tas, kaip gudriausiai ta liga su tavim pasielgė? Koks buvo tas didžiausia apgavystė, kur tave pagavo ant tokio masalo, ant tokio kabliuko, kur tu tikrai nesitikėjai, kad... Tai, tas neigimas jisai ir tau sako, kad tu gali, norėsi, sustosi. Čia aš dabar dar noriu pasilinksminti, pasitūsinti, kaip sakant, aš čia, kai norėsiu, sustosiu. Nieko negirdi aplinkui, ką tau sako žmonės iš šalies, specialistai. O ką sako žmonės iš šalies, jau sako, klausyk, jau problemos, jau žiūrėk į save. Tai žinoma, yra problemos, yra kokios mano buvo problemos, tai maštabas, čia ne tai, kad darbą tu prarandi, bet tai tu leidi turtą medžiagom, prarandi turtą, materialinį dalyką, sveikatą. Turiu omeny turtą ne tik tai tiek, kiek yra piniginė, ne?
Turiu Tai omeny, tai bet kokį turtą, nu, tai viskas eina į vartojimą, kaip sakant. Apie kažkokius darbus, mokymusius, šeimos kūrimus, iš vis, nu, kalbos nėra, tai tu tik vartoji. o tai tu, žinai, nu, visą laiką įdomu tos konkrečios asmenės tos istorijos klausyti, žinai. Tai o tu bandai primest, kiek tu per gyvenimą esi to paties turto pravartojęs? Nu, tai šiuo metiniam kainom, tai aš nebežinau, jau jos taip aukštai užkilo, tai tikrai 1,5 milijono šiais laikais kainuotų tas turtas eurų. Kiek tu paleidai į tą bėdą? Kiek tu praleidai, kiek tu ar užsidirbdavai tais laikais, bet po to viskas yra, nu, pravartota, kaip sakant. Bet tai visas gyvenimas griūna ir santykiai. Tai va čia kitas, tai tas turtas, o tai kaip sveikata, o kaip santykiai? Ir sveikata, ir santykiai, ir labai daug skausmo artimiesiems, ir nu, atneši, ir artimiausiai motinai, tėvui. Nu, kai tavo vaikas vartoja ir žūsta, nu, tai tėvams labai skaudu ir visokiojo pagalba tavo eina, bet tu ją vis tiek atmeti. Ir vat tas buvo visiškai nematymas savo to realybės iš tikrųjų, kad tu gyveni iliuzijai, atsiprašant, vaikštai po taborą, bet tu gyveni iliuzijai jau, kad tu dar viską gali ir norėsi sustosi ir viską susitvarkysi ir labai viskas bus ok. Bet iš tikrųjų taip, nu, neįmanoma. Po to prasideda tolimesnis degradavimas, kad tu jau ir kalėjime, arba esi priverstas važiuoti į reabilitaciją gydytis, bet ir ten vis tiek priešinėsi ir galvoji, va, čia aš pabaigsiu greičiau ir išvažiuosiu ir grįšiu į laisvę vadinamą ir ten aš viską susitvarkysiu, viską pasidarysiu. O pačios lygos negydai. Ta prasme, lyga jinai progresuoja toliau ir tave vėlgi va taip apgauna ir kol tu iš tikrųjų nepripažįsti, kad esi priklausomas, esi ligotas žmogus, labai rimta priklausomybės lyga, kol va tu to nepripažįsti ir nesuvoki, kad tu nevaldai savo gyvenimo. Tiesiog lyga valdo tavo gyvenimą su visom tom baisiom pasiekmėm, o tu galvoji, kad tu kažką čia valdai. Iš tikrųjų nevaldai savo gyvenimo ir kol nepripažįsti, kol iš tikrųjų ir nesikreipi jau pagalbos, nes pats vienas tu gyvenai iki tokio taško, kad, nu, atsiprašant, nu, ar po taborą vaikštai, ar apsvaigęs valiojasi kažkur į patvorį, tai vat ir nuo to taško tu pripažįsti, kad tu ligonis ir kad tu nieko nebegali pats, kad tau reikalinga pagalba. Ir aišku, tos pagalbos, nu, aš šaukiausi Dievų. Ir jinai atėjo. Ir atėjo per žmonės. Per žmonės, kurie lygiai taip pat, nu, profesionaliai jau ar per savo patirtį padeda. Ar tai buvo, tavo atveju buvo dvasininkai, ar tiesiog žmonės, kaip tai atsitiko, kaip, nu, aš net nežinau, kaip malda. Mano atveju, nu, tikrai aš Dievo mane supo, nu, daug gerų žmonių, ir dvasininkų, ir specialistų, ir su priklausomybėm specialistų, ir nu, visas kompleksas. Pas mane kažkaip, visas kompleksas iš bet kurią sritį kreipdamasis galėjau gauti pagalbą ir gerą žodį, gerą patarimą, geras galimybės važiuoti į tą reabilitaciją, pavyzdžiui, arba eiti konsultacijas, eiti į savipagalbos grupės. Nu, visa ta pagalba yra. Iš tikrųjų yra. O tai ką, grįždavai, vis tiek ne per vieną kartą, tai tu apgaudavai žmonės ir vėl pas tos pačius grįždavai ir vėl jie tau padėdavo.
Nu, tai jeigu tu ten, ką tu ten apgaudavo, jeigu jie tau važiuok į reabilitaciją. Nu gerai, važiuosiu. Nu tai ir organizuodavo tą vykimą ir į reabilitaciją, ten tave priimdavo, už dyką priimdavo, yra valstybiniai pagalba tokia ir fondai, kur galima už dyką papulti ir kažkiek gal pamokėdavo, ar bažnyčia, ar artimieji jau kažkokią dalį sumokėdavo pinigų, bet tu papuldavai į tą reabilitaciją ir tu turi visą galimybę sveikti. Bet kadangi tu labai išdidus ir nematai savęs realybėj per lygą, per tą neigimą, nu, tu vėlgi nepasinaudoji galimybę sveikti. Ir vėl atkrenti, ir vėl ratas po rato, ir vėl tas pats. Kalėjimai, psichiatrinės. Ir tai sakau, ačiū Dievui, iki mirties nedaeita, nors jinai jau buvo labai, labai netoli manęs, daug atvejų. Tai būdavo ir perdozavimai, ir reanimacijos, ir tiesiog, laikų ir vietą atsirasdavo žmonės, kurie, kad ir tą pačią greitąją perdozavus, tau iškviečia ir jinai atvažiuoja tave atgaivina. Tai čia irgi yra kokie 5 atvejai tokie yra buvę, kad kažkaip pasisekė, kaip sakant, tai, ačiū Dievui. Bet tai ta liga, jinai sukuria iliuziją, kad tu kažką gali, kai tu iš tikrųjų nieko nebegali. Kaip temperatūra pakyla ir 42 laipsniai ir ką tu gali? Tu negali jos numušti pats, ne? Tai lygiai tas pats čia yra liga. O gali kažkaip tai nesusirgti tą ligą, ne? Vat aš galvoju, o kada tas, kada tu pirmą kartą nenugalėjai to, žinai, to smalsumo, nuo ko jisai, tai iš tikrųjų jisai prasideda nuo pirmos cigaretės ir kada tu nebekontroliuoji. Kada geriausia, kada yra paprasčiausiai su ta liga sukovoti, kada jinai nebūna dar užaugus. Nes aš kaip suprantu, tai kai tu ją paleidi, jinai pradeda, kaip sakant, augti labai greitai ir sparčiai, jinai už tave visą laiką bus stipresnė ir didesnė. Tai taip, faktas, ta prasme, tai tos jaunystės, galima sakyti, net vaikystės, klaidos, ką visi vaikai, jaunuoliai, paaugliai maištauja prieš viską ir ta prasme, eina savo keliu ir tu jam nieko nepasakysi. Tai lygiai toks pats aš buvau. Ir ar kažkokios cigaretės prasidėjo, alkoholis, paauglystėj. Tikrai nuo kokių 13 metų labai smarkiai gėriau ir ten per porą metų tai buvau prasigėręs ant kokių 16-17 metų, kad baisu. Tai jau buvo pradžia, jau priklausomybė buvo labai ankstyvam amžiui, bet apie kokį ten suvokimą ir supratimą kalbėti aš neįsivaizduoju. Aš buvau toks kažkoks, nelabai gilinausi. Dariau, ką noriu, turėjau tam galimybių, jeigu neturėjau, tai jas padarydavau visokiais būdais. Ir va taip pat. O tu įsivaizduoji tą šalia esantį žmogų, kaip jis, kaip čia pasakyti, buvo šansų kažkaip teisingai tave paveikti, turiu omeny, ką tiem artimiesiam, kaip jiem teisingai sudirbti, kad tos pasiekmes būtų kuo lengvesnės. Iš viso yra šansų kažką kažkaip sustabdyti tą jauną žmogų, ar pagaliau net nesvarbu, kokio ten amžiaus. Ką artimiesiam daryti, kad laiku tave pagauti ir neleisti pražūti, kaip sakant. Aš asmeniškai su paaugliais ar su jaunimu nedirbu. Bet tai tu pats pagal save, būtų buvęs kažkoks teisingas elgesys iš tavo artimųjų, kuris būtų, tave, kaip čia pasakyti, sulaikęs. Ar nebuvo šansų savim, galima buvo daryti, bet ką tu vis tiek savo būtum pasiekęs? Ne, tai matai,
kaip sako, priklausomybės liga, jinai bijo socialinė, psichinė, tokia, psichologinė, momentai yra. Tai yra, mano tėvas buvo, alkoholikas. Su mama įsiskyrė su juo, mama augino viena, dirbo per 2-3 darbus, tu vienas paliktas, ta prasme, ką mama, moteris, dirbdama per 3 darbus gali vaikui duoti, ne? Tu jau mokykloje blogiau mokiniesi, išdykauji, bėgioji iš pamokų, kažkokie draugeliai, ne kieme, kai vaikai dar paaugliai. Po to jau prasideda kažkokie išgėrimai, diskotekos mokykloje, nelankymas mokyklos ir ką mama viena, dirbdama per 3 darbus, gali padaryti, ne? Nors jinai labai daug darė, viską čia jos yra didžiausias nuopelnas, kad jinai nepaliko manęs net kalėjime iki galo, ėjo su manim, ta prasme, palaikė ir tikėjo, kad aš susitvarkysiu. Ir labai daug jinai padėdavo, ir visokių specialistų, ir psichologų, ir narkologai, ir toksikologai, ir pinigų daug sukišta į tai buvo, bet tokio kaip, pavyzdžiui, priklausomybės konsultanto, tai tais laikais nebuvo ir labai buvo mažai tos informacijos. Galbūt, jeigu toks pakalbėjęs specialistas, ir mokėtų kalbėti su jaunimu, kažkas, tai, pavyzdžiui, ne mano sritis, bet būtų mokėjęs pakalbėti. Ir jeigu tai tas specialistas tikrai, padirbėtų su manim, gal aš ir biškį būtų kitoks supratimas ir mąstymas, kad kas čia yra, kad čia yra liga, kaip jinai gydoma, prie ko jinai veda, taip realiai asmeniškai konsultuotų, gal būtų kažkiek paveikia. Bet tais 90 metų pradžia ir tai buvo tikrai, nieks nieko nei žinojo, nei darė, nei ką. Būdavo jau atsirasdavo reabilitacijos, tai aš jas papuldavau. Ir ten tikrai dirbdavo žmonės ir tikintis, ir suprantantis apie priklausomybę, ir 12 žingsnių programą, ir viską, bet neigimas, ta ligos, tas neigimas, tas iliuzinis mąstymas ligos, jisai priklausoma, atveda į mirtį, ta prasme, po biškį žudo. Tai kiek tam jaunimui, kiek man jaunam būtų paveikę, paveikę, bet tai kažkaip nebuvo ir nepaveikė ir teko eiti šitą kelią, kurį aš esu praėjęs. Gal taip turėjo ir būti. Čia negali žinoti, sakau, kaip sakant, čia. O tu pats dabar, kaip čia pasakyti, pamokslauju jauniems žmonėms, turi progą. Nerūkykit prisižaisis. Ne, aš tikrai nepamokslauju ir nieko ir su priklausomais, visai kitaip, nedirbama yra ir gal savo patirtim gali pasidalinti. Ir kas nori išgirsta ir gali savo pristaikyti. Tu dabar darbuojasi su priklausomybė daugiau nuo narkotikų, aš suprantu, ne nuo alkoholio. Aš tokio skirtumo nedarau. Medžiaga. Jo, daugiau specifikos narkotikų, nes jie yra surišti ir su kriminaliniu pasauliu iš karto, nes tai yra nelegalūs dalykai, baudžiami, baudžiamasis kodeksas, čia įsijungia, kaip sakant, tai pas jos yra specifika ir prasideda ir kalėjimai, ir tas toks kriminalinis aspektas, bet medžiaga, alkoholis ar narkotikai, ar net ten lošimai, elgesio priklausomybės, tai čia yra, aš per daug neskirstau, nes tai yra priklausomybės liga. Tik tai jinai turi savo, aišku, tas tokias sritis, savo medžiagas, savo sferas, bet jos mechanizmas jis yra vienodas praktiškai. Ir šiek tiek yra specifikos su kiekvienu, bet pats priklausomybės ligos mechanizmai tie visiems vienodai priklausomiems. Ir
12 žingsnių programa, jinai visiems tobulai tinka. Čia net nereikia nepriklausomai nuo to, kokiai medžiagai tu esi neatsparus, ar ne? Tai taip, tai yra, jeigu... O tai ar aš teisingai suprantu, kad, tavo, kaip čia pasakyti, tas esminis siūlymas ir yra imtis 12 žingsnių programų? Aš nežinau net, kokie būna tavo pirmieji tie pokalbiai su, kaip tu rodai jiems tą kelią, kaip tavo yra, kokie receptai? Na tai vėlgi kokia stadija, ne, priklausomybės ir kokios jau eina pasiekmės už žmogų, jo. Gal jisai sugriuvo šeima, gal jis prarado darbą, gal jisai kalėjime, ne, arba gal jis iš psichiatrinės tik išėjęs po tų medžiagų vartojimo ir visiškai, nei darbo turi, nei ką, dar daug dievė tėvai neišmetė į gatvę, kaip sakant, dar turi gyventi. Kur? Bet kokia ta stadija jo ir kas čia per žmogus gali būti, tai yra ir, solidus žmogus, turintis savo biznis, šeima, tiesiog kažkokie vyksta konfliktai, kartais per kažkokį alkoholio vartojimą ir jis yra kenksmingas ir jau pradžia, ne, pradžia priklausomybės, pradžia jų pasiekmių ir kokia ta stadija priklausomybės. Jeigu ateina klientas iš metadono programos vartojantis ir nedirbantis, gyvenantis pas tėvus ir paleistas, nepasodintas, bet jau prisidirbęs policijoje, ne, turi probaciją lankyti, atsižymėti, gal net su apyrankė elektroninė vaikščia. Koks tas klientas, su kiekvienu ir atskirai ir dirbi individualiai ir žiūri ir koks neigimo laipsnis, ar pripažįsta problemos, ar nepripažįsta. Gal jis net nepripažįsta, kad priklausomas. Gal jam alkoholio vartoti kažkiek normalu yra ir jis nemato, kad jau yra išsivyščiusi priklausomybė ir kad jis jau serga tą ligą. O turi dabar tokių, kurie kaip čia pasakyti, tokie pastovūs klientai, kad ir šią savaitę, praeitą savaitę su tiek žmonių darbavaisi? Tai daug kažkur savanoriauju ir toks kaip tarnavimai vyksta, tai tų žmonių ratas yra jau kur pastovus ir metai, ir daugiau. Ir asmeniškai irgi yra tokių žmonių, bet tai tu juos įvedė į tą sveikimą ir jie jau kaip ir nebeturi to poreikio tavo konsultacijų, jeigu jie viską daro, kad palaikyti sveikimą, kaip ir tavo konsultanto tas darbas, ir baigėsi. Lankosi į pagalbos grupės, turi globėjus, turi kažkokius kitus specialistus, jeigu pagalba reikalinga, ypač kaip su psichiatrija surišta, tai psichoterapijos. Bet karts nuo karto visada tu tą kontaktą turi ir tu turi ir galima susikontaktuoti ir galima pakonsultuoti ir kad po kažkokios pertraukos arba jeigu atsitinka atkritis, tai vėlgi žmogui reikalinga pagalba, palaikymas ir kažkoks vedimas per tuos dalykus. Aišku, gali vesti ir žingsnis, 12 žingsnių, tai jau ilgiau užtrunka, tai jau tikrai daug konsultacijų ir grupinis konsultavimas, tai viskas tas yra, bet tai daug kur savanoriauji, daug kur tarnauji ir kaip pats priklausomas, tai sveikimo dalis ir čia jau eina be jokio atlygio dalykai kai kurie. Jau kur profesija ir kur toks, savanoriavimas, tarnavimas, tai čia tie dalykai labai turi būti atskirti. Bet, motyvas, darbas toks ir širdis, dėl to ir dirbi tokį darbą ir dėl savęs, to prasme, esi sveikime, kur
kur viską, ką siūlo, viską 12 žingsnių programą, tai tu viską turi taip ir gyventi. Kitaip negali apsisaugoti nuo ligos ir liga progresuojanti, lėtinė, jinai niekur nedingsta. Jinai visą gyvenimą yra, nes jinai yra lėtinė ir mirtina. Tai ir labai, kaip sakau, aš budri, todėl turi budėti ir kiekvieną dieną sveikti. Tai va. Jeigu tu ją negali nurimti, jinai tada iš karto pradeda augti. Tu turi kiekvieną dieną, reiškia, tas dulkes nuvalyti, nes jos, jeigu ne, tai greitai pradeda kaupti. Nu, tai taip, jeigu progresuoja. O tai gerai, o tai klausyk, vis tiek, tas žmogus, kuris dabar, sakykime, žiūri ir galvoja, šneka čia, o man, supranti, vis tiek norisi, žinai, arba, ką žinau, turiu aš tų problemų ir nežinau, ką daryti. Nežinau aš, ką man daryti. Koks tavo patarimas, žinai, toksai pirmas, ką? Žinai, kaip būna skelbimuose ten, paskambinsiu telefonu, žinai, paklausiu, ką man daryti, klausyk, aš priklausomas esu, ką tu man patarsi? Na, jeigu man skauda dantį, ką aš darau? Einu pas specialistą, pas odontologą ir jis man tą dantį tvarko. Ką aš ten pats... Tai čia pirmas toksai, kaip čia iš mūsų konsultantų pusės. Nebandyk tu vienas pats kovot, nes daug šansų, kad vienam pačiam nieko nesigausi. Tai priklausomybės liga, jinai ir padaro žmogų, taip, izoliuoja jį, kad tu vienas viską gali, kad tu vienas viską žinai. Ir ta izoliacija ir yra tokia, ir saviapgaulė, ir iliuzija, kad tu vienas gali. Iš tikrųjų, vienas tu negali nieko. Ir tave liga jau valdo, tavo gyvenimą valdo liga, ne tu. Tai tas ir yra pripažinimas esminis, kad aš ligonis ir kad liga valdo mano gyvenimą. Ir man reikalinga pagalba. Reikia atrasti tokį bent vieną žmogų, kuris tave teisingai suprastų. Nes artimajam tam lauke greičiausiai tokių žmonių nebus. Arba jie bus irgi priklausomi, su kuriais tu leidi laiką, arba jie bus, reiškia, bumbekliai, kurių tu nebegirdi. Reikia turbūt įsileisti kažkokį bent vieną žmogų, naują į savo aplinką, kurį tu išgirstumai. Sako, čia kažkas... Tai šiais laikais, tikrai jau mes kažkaip ne 90 metai. Ir yra specialistai. Ir tiesiog kreiptis į specialistą. Ir šiuo atveju galima ir priklausomybių konsultantai, Tai jos kreiptis ir jie tave ir veda, ir palydi, ir teisingai konsultuoja, ir motyvuoja, ir kažkaip viską edukuoja apie ligą ir padeda eiti tuo teisingu keliu. Ir aišku, nukreipia jeigu yra mato, tai pas kitus specialistus. Nes vien tai, kad nustoji tų medžiagų vartoti, tai nereiškia, kad tu sveiksti. Tai yra tik tai susilaikymas, ne abstinencija, bet abstinencija tai nėra gydymas. Tai yra tik tai susilaikymas. Bet pats sveikimas yra nuo priklausomybės ligos visai kitoks. Ir vaistų jam net nėra. Tokiai lygai gydyti nėra vaistų. Ir jų neįmanoma surasti, nes tai yra ir dvasinė, ir psichologinė, ir psichikos, ir kūno liga. Tai ir paveldomumas eina, ir daug dalykų, kurie vienam neįveikiami. Tam reikalingas specialistas ir vienas tu nuo tos ligos negali. Kiekvienas 12 žingsnių, pavyzdžiui, kiekvienas žingsnis prasideda nuo žodžio mes. Mes, tai savitarpio pagalbos grupės, tai priklausomas padeda. Yra mes. Nėra žodžio aš. Aš
nėra žodžių. Yra mes ir Dievas. Tai vat, kas man gali padėti, tai čia vat, to mokina 12 žingsnių. Ir mano klaida buvo visada, kad aš to pačio pirmo žodžio mes kiekvienam žingsnėje, 12 žingsnių programai, aš jo nemačiau. Aš mačiau tik pats. Nematei visiškai ar nuvertindavai tiesiog, kad aš pats susitvarkysiu. Vietoj mes pas mane buvo aš. Aš. O čia ir yra lyga, egocentrizmo lyga. Ego. Ką reiškia ego? Ego ir reiškia aš. Iš lotynų kalbos verčiant aš. Tai kiekvienas žingsnis prasideda mes, o aš visada taikydavau aš. Tai mano ego net neleido matyti, girdėti ir priimti to mes. Tu save kreipdavaisi jūs, ar ne? Ne, nu ta prasme, ne, tu net netaip supratai, ta prasme... Ne, aš šokauju, aš manau, kad yra aš... Ant tiek ego būna didelis kartai, žinai, kad tiesiog, žinai, veidrodį žiūri ir kreipiesi į save jūs, žinai. Nu jo, čia jau tokie išpuikimo momentai, bet ta prasme, va tas aš, jisai ir tai čia net 12 žingsnių programai, net nereikia ir būti priklausomai žmogui, žinai, yra žmonių nieko bendro su priklausomybėm neturinčių, bet jų ego toks didelis, ne, išdidumas ir kad tik aš, puikybė, išdidumas ir jis numeris 1 pasaulyje, žinai. Ir nereikia jam Dievo, nereikia jam kitų žmonių. Nu, va tas egocentrizmo dalykai, žinai. Ir kai eina su priklausomybė, tai, nu, vat, priklausomybės šaknis ir yra tas egocentrizmas, kuriam nereikia nieko kito, tik jo paties, kaip nereikia Dievo. Ir vat iš šito šaknies vystosi priklausomybė, kaip vergystė. Patvirtumi tą, žinai, tokį, kad puikybė yra visų problemų motina ir šaknis, iš kurios ten išaugo, ir puikiai terpė ir visom tom priklausomybėm ir visiems kitiem negeriam dalykam atsirasti. Taip, puikybė, išdidumas, tas egocentrizmas. Ir jeigu taip jau nukeliauti į Bibliją, tai oi, atsiprašau, čia tau girdisi? Jo, viskas gerai. Nukeliauti į Bibliją, kad Liuciferis, ne, kaip jis nupuolė nuo Dievo, kad jisai pasididžiavo labai ir norėjo užimti Dievo vietą. Ir tai ir buvo, nu, išdidumo, puikybės, nuodėmės šaknis, kad per išdidumą jis puolė. Ir jam nebereikėjo Dievo, o jis buvo Dievas, pasidarė Dievas. Norėjo patapti Dievu, būdamas kūrinys, nu, archangelas. Ir tai ir yra va, to paklydimo, to nuodėmės, nu, šaknis, kuri išsivysto po to į tokius dalykus kaip į lygą ir ir priklausomybę. Ir priklausomybės šaknis tokia, jinai nėra nuodėmė, jinai yra lyga, bet ištakos būna per kažkokią, daleiskim, nuodėmę, ne, apsisvaiginti vaikystėje ar jaunystėje, kažką, nu, tokio padaryti, apsvaigus ir išeiti iš tų ribų, kurias apibrėžia Dievas. Nu, vėlgi per krikščionybės prizmę kalbant, kas Biblijoje apibrėžta ir Biblija aiškiai labai paaiškina, iš kur to blogio šaknis. Tai yra, nu, išdidumas, puikybė, va, tas egocentrizmas. Tai man nebereikia Dievo ir kur po to aš atsidūriu be to Dievo. Ir per priklausomybę aš atsidūriau per priklausomybę
Lukiškių Rūsio kalėjime man švietėsi kokie 9 metai dar prieš akį kalėjime sėdėti. Ir ten aš atsikvošėjau ir suvokiau, koks mano priklausomybės mastas, kur aš dabar esu. Aš vienas kameroj, Lukiškių Rūsy ir ten kitose kamerose sėdė iki gyvos galvos žmonės, visokie maniakai ir mano va tokia realybė. Ir mane net įkalino į Rūsį Lukiškių ir va ten atsikvošėjai ir suvoki, ką tu gali, kad tu nieko nebegali. Kad va yra, bet čia viskas per vartojimą narkotikų, per tos nusikaltimus, per tą aplinką priklausomų žmonių ir taip toliau priklausomybės ligos aspektai, ta prasme, bet kur tu atsikvošėjai Lukiškių Rūsy, šaltam, kur beveik kur gare, na? Beveik kur jau žemiau tik pragaras, kaip sakant, tai va, mirtis ir pragaras, ir betonas, tik po tavim jų. Ir tu nieko negali, tu įkalintas, tu nieko nebegali. Tai va ta realybė mane kažkaip jinai sutvardė. Kaip aš sakau, Dievas tik tokiu būdu galėjo mane sutvardyti ir išgelbėti. Man reikėjo įkalinimo ir jau tokio labai stipraus, kad aš susivokčiau galų gale, kad aš nieko negaliu. Aš priklausomas, aš ligonis ir kad tas mano išdidumas duštų ir visa puikybė duštų. Ir tas ego suduštų ir leistų Dievui tau padėti gyvenime, tave vesti, tave gelbėti. Iš manęs pačio. Gelbėti mane nuo manęs pačio, nuo mano priklausomybės, nuo mano paklydimų, nuo mano visų nusikaltimų, nuodėmių ir taip toliau. Ir beprotiško to medžiagos vartojimo. Tai va, tas egocentrizmas, tas išdidumas, tas ir yra ta priklausomybės šaknis, tik tai, kad vat, ir nuodėmės šaknis ta pati, jeigu taip jau krikščioniškai kalbėti, tai to viso blogo ir pradžia yra tokia, kaip ir moko ir raštas. Tai Kągi vis ilgokai ir taip nuoširdžiai pasikalbėjom. Žinai, norisi, kad gal tas kalbėjimas mūsų kažką privers susimąstyti ir tavo toksai nuoširdus dalinimas, žinai, apie tokius nuopolius, žinai, tokius neišgalvotus, o tavo paties patirtus. Gal kažkam bus proga pagalvoti, žinai, kuriam taške jisai dabar yra ir gal nereikės ristis pačiam savo kailiu patirti tą pragarą. Tai toks ir buvo bent jau mano tikslas tave pakalbinti šiandieną, kad gal nors kažkam tai privers susiklausyti ir žinai, bus mažas kažkoks tai tas užsikabinimo tokia, žinai, vieta, kur nenurėdėti į apačią. Tai aš labai dėkingas esu, kad šiandieną pasikalbėjai. Taip, ačiū. Darbų tau linkiu, sėkmės, žinai, savanoriaujant ir padedant žmonėms ir sveikatos pačiam ir stiprybės. Taip, ačiū tau labai ir ačiū už galimybę pasidalinti savo patirtim ir savo įžvalgom ir tiesiog ačiū ir tau ir va tokiai, žinai, galimybei. Ir ačiū Dievui, žinai, kad mes galim padėti viens kitam ir kiek įmanoma žinom, kaip padėti ir tai darom iš tikrai iš atviros širdies, žinai, ir padėti žmogui ir per savo patirtį kiek įmanoma irgi perteikti tos dalykus baisius, bet kiekvieno sprendimas yra vis tik tai paliktas kiekvienam asmeniškai daryti. Niekas negali padaryti už mane sprendimo ir gal kažkas mąsto, ką dabar daryti, tai geriau rinktis sveikti, nevartoti, gyventi, negu mirti. Čia tas toks pasirinkimas. Rinktis gyvenimą, bet nemirti. Tai
Viskas, neturiu ką daugiau, žinai, pridėt, rinkitės gyvenimo nemirti, labai gražiai pasakai pabaigai. Ačiū labai, sėkmės. Viso, iki.